Yra naktis, kai vyksta daugiausia ritualų, daugiausia aukojama. Pasaulyje atsidaro portalai. Naktis, kai tamsos jėgos lengviau pasiekia mūsų realybę. Ir žmonės švenčia. Švenčia Helovyną. Buvę satanistai sako, kad būtent tą naktį jų pasaulyje vyksta viskas, kas maitinasi baimė, skausmų ir chaosu. Tai pati svarbiausia jų satanistinėme kalendoriuje diena. Kai žmonės linksminasi su kaukėmis, pokštais, nesuprasdami, kad patys dalyvauja ritualuose, maitinančiose visiškai kitokią energiją. Apie tai pasakoja buvusis aukštasis kunigas Satanos bažnyčioje Rainas Vegeris. Jis sako, kad tą naktį žmonės nesąmoningai atidaro duris, per kurias jų gyvenimus ateina tai, ko jie visai nenori, kad dalinate saldainius, gąsdinate vieni kitus, džiaugiatės kaukėmis, leidžiate tam vykti. Tamsiosios būtybės neminta šviesa. Joms reikia tavo pykčio, tavo įtampos, tavo nerimo. Jos minta tuo, ką vadiname gavahu, žmogaus skleidžiama negatyvia emocinė energija. Ir nesvarbu, tu tuo tiki ar ne. Tai vyksta. Ir žinai, yra viena labai svarbi detalė, apie kurią beveik niekas nekalba. Ji keičia visą šios dienos prasmę. Apie tai aprašėme.